Sveiki. Šiandien pabandysime apžvelgti 7 kartos ES šilumos siurblio valdymo sistemą. Taigi, pagrindinėme ekrane jūs matote lauko temperatūrą, viršuje yra vykdomų užduočių juosta, čia matomas, jeigu tai yra šildymas, dega saulutė, jeigu yra ruošiamas karštas vanduo, štai toks ženkliukas. Šiuo metu turime problemų, neprijungtas lauko blokas, tai sistema pyksta ir matome gedimo pranešimą. Dešiniau yra išjungimo mygtukas, kurį paspaudus paklaus, ar šilumos siurblį stabdyti. Kairėje viršuje yra namuko emblema, tai čia paprastai yra matoma patalpos oro temperatūra, arba jos paspaudus galima greitai paslinkti visą šildymo kreivę plius minus 3 laipsniai į didesnę ar mažesnę pusę. Dešinėje, kur matomas kreivės ženkliukas, galima koreguoti konkretų šildymo kreivės tašką, jeigu tuo metu šilumos siurblys dirba pagal lauko temperatūrą. Tik tai reikia nepamiršti, kuri tai temperatūra koreguojama, šiuo metu įvardinta, kad yra antra, bet šito daryti nesiūlyčiau, nes paskui vis tiek pasimirš ir galų gale gausis chaosas nustatymuose. Jeigu dirbama be kreivės, tai yra rankiniam režime, tai čia jūs tiesiogiai galėsite pakeisti vandens temperatūrą šildymo sistemoje. Kairėje apačioje yra karšto vandens ruošimo ženkliukas ir ant jo paspaudus galite pasikeisti karšto vandens temperatūrą. Dešinėje yra antras kontūras, tai jeigu sistema turi buferinę talpą ir 2 atskirus šildymo kontūrus, tada šis ženkliukas yra aktyvus ir galima reguliuoti temperatūrą abiejose kontūruose atskirai. Apatinėje juostoje yra ženkliukas su namuku, šiuo metu auto režimas parinktas, ant jo paspaudus galima pasirinkti arba tik šildymą, arba tik karšto vandens ruošimą, arba automatinį darbą, arba quick heat funkciją, reiškia greito pašildymo, kuri leidžia greičiau pradėti šildyti karšto vandens boilerį, tam, kad jūs greičiau turėtumėte karšto vandens. Ši funkcija šiek tiek veikia skirtingai keičiantis versijoms, tai galbūt jos dabar nedetalizuosime. Toliau patenkame jau į išplėstinius nustatymus, jeigu paspaudžiame meniu, ir atsiranda pirmas langas, jų iš viso yra 2, vienas ir antras. Tai pirmas yra zona 1, reiškia, čia yra pagrindiniai jūsų šildymo sistemos nustatymai. Pirmasis yra, kiek leidžiama sistemai peršildyti vandenį, kol sustos kompresorius. Antrasis yra, kiek leidžiama sistemai atvėsti, kol bus paleistas kompresorius. Ir kiek likus laipsnių iki užduotos temperatūros pradėti kompresorių lėtinti, kad būtų švelniau prieita prie nustatytos temperatūros. Šie parametrai yra keičiami, juos galima keisti priklausomai nuo savo namo ar konkretaus poreikio. Ketvirtasis parametras yra šaldymo sistemos temperatūra, kai naudojama šaldymo funkcija. Šiuo atveju reikėtų labai atsargiai pasirinkti temperatūrą, nes nustačius temperatūrą žemiau rasos taško gali iškristi rasa ant jūsų radiatorių ar ant grindų, atitinkamai radiatoriai pradeda rūdyti, o grindų danga gali būti sugadinta. Paskutinysis parametras yra varnelė padedama, kai naudojamas automatinis darbas pagal lauko temperatūras, tai yra naudojama šildymo kreivė. Šiuo atveju mes žemyn matome lauko temperatūros taškus, pagal kuriuos nustatysime mums reikiamas vidaus šildymo sistemos vandens temperatūras. Šiuo atveju yra nuo 24 iki 32 laipsnių per pačius šalčius. Šie parametrai yra laisvai keičiami ir reikėtų juos pabandyti suderinti bent jau 2 etapais. Pirmas tai yra rudenį šalant temperatūrai ir pavasarį atšylant orui. Ir greičiausiai jau dar kartą nebereikės lysti ir viskas veiks automatiškai ir gražiai. Toliau yra kambario temperatūros daviklio įtaka šildymo sistemai. Jeigu bus padėta varnelė, reiškia, šildymo kreivė bus automatiškai stumiama į didesnę arba mažesnę pusę, priklausomai nuo kambario temperatūros daviklio parodymo.
Žemiau nusistato ideali kambario temperatūra, kurią sieks tuo atveju pasiekti šilumos siurblys, bet jeigu jūs turite šildomas grindis, turbūt geriausiai bus nesinaudoti kambario temperatūros davikliu, nes sistema tampa inertiškesnė. Na, bent jau kai kuriuose ankstesnėse programinės įrangos versijose, tai tikrai būdavo patalpa dažniau peršildoma negu dirbant pagal lauko temperatūras. Nes šilumos siurblys, kai mato lauko temperatūras, jis pradeda anksčiau keisti savo darbo intensyvumą nei pagal vidinį kambario temperatūros daviklį. Na, čia atitinkamai ideali patalpos temperatūra šaldant ir fiksuota vandens temperatūra, jeigu mes nenaudojame šildymo kreivės, o rankiniu būdu keičiame vandens temperatūrą. Apatinė temperatūros riba, iki kiek galima žemiausia nustatyti, šiuo atveju yra 18 laipsnių, ir tai gali būti keičiama tik tai instaliuotoje režime. Aukštutinė temperatūros riba taip pat gali būti keičiama tik instaliuotoje režime. Toliau pamaišymo vožtuvas. Na, jeigu sistema turi buferinę talpą, ji gali turėti vieną arba du pamaišymo vožtuvus, kuriais bus formuojama temperatūra paduodama į patalpas. Šiuo atveju mes to dažniausiai nenaudojame, tai įtakoja ir ekonomiją. Geriau, kada šilumos siurblys dirba tiesiogiai į šildymo sistemą ir viskas reguliuojama jau jo paties. Čiagi matome šaldymo kreivės nustatymus, kurie yra praktiškai irgi mažai naudojami, nebent jūs turite įrangą, kuri nebijo rasos iškritimo, tai atitinkamai galima nusistatyti pagal save. Na ir čia varnelė nėra uždėta, todėl kad šaldymo kreivė nėra naudojama. Taigi grįžtame atgal. Zona 2 yra praktiškai nenaudojama, nebent jūs turite pamaišymo vožtuvus ir turite dvi atskiras zonas. Karšto vandens ruošimas. Pirmasis punktas tai yra karšto vandens temperatūros parinkimas. Jį mes galime atlikti ir iš pagrindinio panelės lango. Taip pat kiek leidžiama vandeniui atvėsti, kad jis būtų pradėta šildyti iš naujo. Tai daviklis yra maždaug boilerio viduryje ir kai pajunta, kad toje zonoje temperatūra nukrito 5 laipsniais, karštas vanduo pradedamas ruošti iš naujo. Shifting priority. Šis parametras gali būti naudojamas, kai yra didelis karšto vandens sunaudojimas ir, sakykime, per mažai energijos tenka namo šildymui tam, kad būtų pristabdytas karšto vandens ruošimas ir persijungta į namo šildymą. Ir čia užduodama temperatūra, sakykime, nuo 15 laipsnių lauke. Atitinkamai apribojami laikai, kiek gali būti ruošiamas karštas vanduo, kiek yra skiriama laiko šildymui, kiek leidžiama temperatūrom pasikeisti, bet daugelį atvejų šitie parametrai Lietuvoje yra visiškai neaktualūs, nes pas mus namai vis tiek yra pakankamai šilti ir ten valandą ar dvi, jeigu nėra aktyvaus namo šildymo ir ruošiamas karštas vanduo, tai iš esmės nieko nepakeičia. Ir čia yra parametras, kuris perjungia karšto vandens ruošimą grinai į elektrinį šildytuvą nuo -20, bet daugelį atvejų šitas dalykas yra neaktualus ir neaktyvus. Ši funkcija karšto vandens saugykla yra DHV storage, yra įdomi, jeigu jūs turite saulės jėgainę. Čia jūs galite nusistatyti timerius, kada jums bus ruošiamas karštas vanduo ir tai padaryti kiekvienai savaitės dienai. Reiškia, jūs galite maksimaliai išnaudoti saulės tiekiamą energiją ir maksimaliai be tinklo pagalbos pasiruošti karštą vandenį. Reiškia, jūs sutaupote pasaugojimo kaštus, kurie yra įmami už energijos pasaugojimą tinkle. Atitinkamai yra papildoma pašildymo funkcija, kuri dar kartą grįžta ruošti karšto vandens. Ir taip pat timeriai susideda, kada leisti šitą padaryti ir kada neleisti, ir kiek leisti pagrindiniam vandeniui atvėsti. Tai čia, kas turi saulę, tikrai yra įdomus dalykas. Naktinis režimas.
Naktį galima nustatyti, kiek leisti temperatūrai sumažėti nuo jūsų pagrindinių nustatymų, bet tai irgi toks labai, labai keistas dalykas, nes naktį paprastai laukia šąla ir reikia kaip tik intensyvesnio šildymo, tai šiuo atveju naktys vėsios ir tai vėl vėsus, kažkaip ir dingsta tas komforto pojūtis, geriau vietoj šito nusistatyti fiksuotą vandens temperatūrą, tai tada bus daug ekonomiškiau, nes šilumos siurblys dirbs stabiliau. Prie šios funkcijos taip pat yra tylaus veikimo funkcija. Vat ji gali būti tikrai aktuali, jeigu triukšmas trikdo ramų kaimynų miegą arba jūsų miegą, tai šiuo atveju yra sumažinami kompresoriaus sūkiai, sumažinami ventiliatoriaus sūkiai. Na, jau į parametrus gali būti ir nežiūrima, nes šiuo atveju bet kokiu atveju krenta šilumos siurblio gale. Ir tai tas parametras turi savo timerį ir jūs nusistatote kokią laiko zonoje, kokią savaitgaliais atitinkamai arba bet kurią kitą dieną, kada taikyti tylų režimą. Legionelių funkcija. Na, legionelių funkcija turintiems neužsistovinčio vandens šildymo sistemas, greitaigius boilerius, yra neaktuali. Jie aktuali, pas ką yra prijungtas klasikinis boileris. Tai atitinkamai galima nustatyti, kuriomis dienomis, ar vieną iš savaitės dienų, kokiu laiku perkaitinti jūsų boilerį, kad jis būtų išdezinfekuotas. Atostogų režimas. Tai vienas iš tokių režimų, kuris yra, sakyčiau, mažiausiai reikalingas, bet tariamai norint sutaupyti, galima nustatyti žemesnės šildymo ribas ir bandyti sutaupyti, bet sutaupimas dažniausiai atsirems į kokį 10 eurų ir jeigu jūs labai atvėsinsite namą ir paskui vėl šildysite, tiek apdailos defektai gali atsirasti ir kiti nereikalingi dalykai, tai paprastai jo nenaudojame. Vartotojas. Šiuo atveju, norint pasikeisti išplėstinius parametrus, reikalingas instaliuotojo režimas. Jį galima patekti, suvedus koduką iš 8 skaičių. Jis yra labai paprastas, taip pat jis yra ir instrukcijoje ir jūs dabar galėsite keisti tos parametrus, kurie buvo pažymėti pilkai. Galima įvesti timerius, kada bus leidžiama šildyti, šaldyti, tai galbūt prisitaikant prie turimų energijos resursų, ten saulės jėgainė, visa kita, bet paprastai šildyti reikia vis tiek kiaurą parą, tai nežinau, čia yra labai individualus dalykas, irgi galima nusistatyti timerius, čia prisitaikyti prie savo poreikių. Kalbą galima pasikeisti irgi į pageidaujamą, netgi lietuvių kalbą, bet man asmeniškai patogiau angliškai, nes daugelis terminų yra gimę anglų kalbos, tai išvertus lietuvių kalbą kitą kartą gali keistai skambėti. Laikas ir data atitinkamai. Darbo režimo prioritetai, reiškia karštas vanduo, šildymas. Galima išsaugoti nustatymus, kuriuos jūs viską susikonfiguravote taip, kaip reikia ir paskui galbūt pamiršę galėsite nuspausti tai, kas visai netinkama konkrečiu atveju, tai prieš tai jūs galite išsisaugoti visus nustatymus ir paskui galėsite atstatyti, jeigu kažkas nepavyko ir nebeprisimienate, ką prispaudėte. Aišku, galima grąžinti į gamyklinius nustatymus, bet tada reikės vėl viską iš naujo pereiti. Taigi, grįžtame atgal. Darbo režimai. Darbo režimuose mes galime parinkti karšto vandens ruošimą, šildymą, šaldymą arba bazinius veikimo režimus. Šis parametras paprastai yra neparinktas. Jeigu mes parinkame žiemai dažniausia karštą vandenį ir šildymą, tai šaldymo paprastai nereikėtų parinkinėti, nes jeigu naktys šaltos, o dieną saulutė pašviečia ir oras labai atšyla,
gali kartais suveikti automatinis režimas ir jungti šaldymą. Atitinkamai tai aktualu vasarą. Jeigu vasarą parinkti yra visi režimai, gali būti naktis vėsi, siekti gal ir 10 laipsnių, o diena gali būti gerokai virš 25 ir tada bus naktį šilumos siurblys tenksis pakutenti, pašildyti jūsų grindis, o dieną bandys vėsinti. Toliau pats apatinis parametras, kiek leidžiama kompresoriui veikti minimaliais ūkiais. Tai siejama su tepalų užsistovėjimų sistemoje ir panašiai, reiškia po šios trukmės arba kompresorius bus sustabdytas, arba bus pakelti sūkiai, kad būtų sugrąžintas tepalas į kompresorių iš sistemos. Viršutinis parametras apsprendžia, pagal ką nusprendžia sistema ar šildyti ar šaldyti. Tai pagal lauko temperatūros daviklį. Toliau yra, kada pradedamas šildymas, 18 laipsnių, vėsesniuose namuose 18 tinka, šiltesniuose namuose gali būti net gal ir 16 ar dar žemesnė temperatūra. Ir atitinkamai, kada pradėti šaldyti. Tai šiuo atveju tipinis 25 laipsniai lauko temperatūros. Atsarginiai šildytuvai. Šiuo atveju mes galime leisti arba neleisti naudoti papildomą šildytuvą ruošiant, tai yra šildant namą šiuo atveju, arba ruošiant karštą vandenį. Dažniausiai šildymo sistemai leidžiama naudoti elektrinį šildytuvą, o karšto vandens ruošimui ne. Čia atitinkamai nurodomas prioritetas kiekvieno sprendimo. Ir kiek kreivės statumas, pagal kurį sprendžia, reiškia, kiek greitai bus nuspręsta, ar naudoti elektrinį šildytuvą, ar nenaudoti. Avarinis veikimas, emergency operation, reiškia, jeigu sutriko lauko bloko darbas, stengsis palaikyti šildymą elektrinių šildytuvų pagalba. Atitinkamai galima blokuoti papildomą šildytuvų darbą, uždėti varneles ir jie nebus naudojami bet kokiu atveju. Ir nurodoma temperatūra, nuo kada nebenaudoti, bet kokiu atveju nebenaudoti elektrinio šildytuvo. Sakykime, jeigu virš 0 laipsnių šiuo atveju, čia galima pakeisti, reiškia, jis tikrai nebus naudojamas. Tai skirta tam, kad per šalčius galbūt leisti, o kai jau šilta, kad pats kapstytųsi šilumos siurblys, kaip jam išeina. Cirkuliaciniai siurbliukai. Čia kaip ir dažniausiai nieko nereikėtų keisti. Nebent paleidžiant sistemą galima parinkti, kad būtų ne intervalinis darbo režimas, o veiktų cirkuliacinis pastoviai. Tai palengvins sistemos nusiorinimą. Tik paskui reikia nepamiršti pakeisti vėl į intervalinį darbo režimą. Toliau intervalai, kuriais pasileidžia cirkuliacinis siurbliukas, jeigu sistema stovi. Šiuo atveju yra 10 minučių, jie gali būti ir 5, gali būti ir pusę valandos, tai priklausomai pagal jūsų sistemą ir ką jūs norite to pasiekti. Jeigu norite, kad sistema ilgiau stovėtų prieš pradedant kitą šildymo intervalą, tai galima šitą ilginti laiką. Jeigu jūsų sistema turi elektrinius aktuatorius ir uždarinėja radiatorius, ar radiatorių yra termostatinės galvos sudėtos, ar šildomose grindyse kontūrai uždarinėjami, sistemoje turi būti sumontuota buferinė talpa, tai čia atitinkamai turėtų būti padėta ir varnelė ir į ją įdėtas daviklis. Toliau nurodomas papildomo cirkuliacinio, kuris stovi už buferinės talpos darbas. Reiškia, kada jam leisti dirbti. Jeigu mes turėtume buferinę talpą ir 2 kontūrus, reiškia 2 pamaišymo vožtuvai tada gali būti ir atitinkamai 2 cirkuliaciniai siurbliai. Čia nurodomas pagrindinis cirkuliacinis siurblys, P0, jis bet kokiu atveju visada dirba maksimaliu greičiu. Nuorinimo funkcija kaip ir šiuo metu neaktyvi ir paprastai netaikoma. Ir konstruktyviai ji nelabai gali būti pritaikoma iš tikrųjų.
Tai vat, grindų džiovinimo funkcija, jeigu grindys buvo šviežiai išlietos ir reikia pradėti šildyti, tai čia bus švelnus priėjimas, bet dažniausiai irgi netaikomas, nes vienaip ar kitaip rekomenduojama nešildyti bent jau mėnesį po grindų išliejimo. Na, šitos funkcijos yra kol kas skirtos ne mums, dažniausiai tai yra Danijai, tai yra sistemos darbas pagal išorinį signalą, kada reikalaujama sistemą stabdyti arba priverstinai dirbti. Nebent yra vienas parametras heating echo operation, reiškia šiuo atveju būtų naudojamas elektrinis šildytuvas ir kompresorius stovėtų, na ir pasirinkama atitinkamai temperatūra, nuo kada tai nutinka. Sistema gali aptikti, jeigu karšto vandens temperatūros davikliukas yra iškritęs iš savo vietos. Ir atitinkamai galima padėti varnelę, kad būtų atjunginėjamas lauko blokas, jeigu laukia jau yra pakankamai šilta. Bet realiai ta elektronika vartoja ten ne taip daug energijos ir visada geriau, kada truputėlį yra šilta, tai tikrai mažina tikimybę, kad ten esanti elektronika sudrėks ar bus kažkaip kitaip paveikta. Toliau kitos opcijos. Yra treigio vožtuvo pozicijos keitimo laikas, 1 minutė, ir kiek laiko tiekti maitinimą treigiam vožtuvui. Tai integruoto boilerio sistemose šitų parametrų tikrai nieko keisti nereikia, o jeigu yra išorinis boileris ir yra kai kurie treigiai vožtuvai, kuriems nebūtinas pastovus energijos tiekimas, ten pakanka minutę tiekti ir jisai stovi fiksuotoje pozicijoje, tai šičia galima parinkti, pavyzdžiui, 1 minutę. O jeigu ne, tai jis visą laiką užmaitintas yra. Toliau yra šaltnešio surinkimo funkcija. Ji gali būti naudojama, jeigu reikia atjungti šilumos siurblį, arba atitinkamai, jeigu reikia atsitirpinti žiemą, dėl kažkokių priežasčių užšalo ir reikia atsitirpinti, tai šitas dalykas gali palengvinti atsitirpinimą, tik atitinkamai turi būti name pakankamai šiltas vanduo, kad neužšaltų šilumokaitis. Toliau panelės pašvietimo laikas. Tai dažniausiai rekomenduotume nustatyti tas 3 minutės, nes tikrai nėra tikslo ten ją laikyti šviečiančią ir eikvoti sistemą. Išėjimas iš sistemos, tai mes patektume į Windows aplinką, kurioje sukasi ši aplikacija, tai tikrai nebūtina to daryti. Na ir toliau parametrai, kuriais nusakomos apsaugos nuo užšalimo, ir panašiai, kurių tikrai nereikia keisti. Toliau yra režimo keitimas, mode switching during defrost varnelė. Jeigu nėra uždėta ir šildymo sistemos temperatūra yra labai žema ir boilerį yra karšto vandens, šilumos siurblys automatiškai persijungs į karšto vandens ruošimo režimą, kad galėtų atsitirpdyti. Tai vat, atitinkamai atsitirpinimo signalas yra šaldymo režimas, tai yra persijungia į šaldymo režimą ir tada šilumos siurblys atsitirpdo. Na, toliau šitie parametrai tikrai nėra keistini. Ir šiame lange matome leidimą dirbti su belaidžiu kompiuteriniu tinklu. Jeigu jūs norite prisijungti šilumos siurblį prie interneto, šitos varnelės turi būti sudėtos ir kai bus teisingai sukonfigūruotas modulis ir įvesti parametrai atitinkamai serverį, čia atsiras užrašai connected, prisijungta. Nu, MAC adreso šiuo metu nematome, nes čia yra tik tai simuliatorius. O šiaip tai prisijungimą prie Wi-Fi tinklo turime išsame instrukciją ir čia gal nedetalizuosime. Pagal ją visus veiksmus teisingai atlikus, viskas veikia gerai. Čia turėtų matytis ir IP adresas, tinklo ID, serverio adresas, portai, tiesiog tinklo parametrai. Ir turime realaus laiko duomenis, kada galima matyti visas temperatūras,
įtampas, srovę, kompresoriaus darbo režimus. Tai čia gal tokia daugiau diagnostinė vertė, nes ir slėgiai matosi viskas, bet šitie parametrai atitinkamai matomi ir paspaudus ant info ženkliuko. Ir šiuo atveju matomi yra šildymo sistemos parametrai, tai yra kambario temperatūros daviklio parodymai. TC, reiškia, yra daviklis, pagal kurį jaučiama kaip tik šildymo sistemos arba šaldymo temperatūra, po juo yra set, reiškia temperatūra, kokią šilumos siurblys turi nusistatęs automatiškai, kiek jis nori pasiekti, arba kiek jūs nustatė rankiniu būdu. Apačioje TW yra boilerio temperatūra, karšto vandens temperatūra, kiek yra šiuo metu, ir set reiškia, kiek yra nustatyta. Atitinkamai TV1, TV2, tai davikliai, kurie turėtų būti už pamaišymo mazgų. Ir apačioje dešinėje matomas labai svarbus parametras komunikacijų klaidų lygis, yra line status, line status. Jeigu čia matomas yra 100%, reiškia viskas tvoroje, klaidų linijoje nėra, tiek tarp panelės ir vidinio bloko, ir tiek tarp panelės ir lauko bloko. Jeigu šitas skaičiukas bus 20%, 30%, greičiausia šilumos siurblys veiks labai problematiškai. Paprastai būna 98% arba 100%, jeigu sistema visiškai sveika, nepažeisti laidai, kabeliai, nėra trikdžių šaltinių ir panašiai. Čiagi matome šaltnešio grandinės visą sistemą. Šios temperatūros yra tai, kas į šilumokaitį patenka ir išeina iš šilumokaičio į šildymo sistemą. TUP yra temperatūra šaltnešio, kuris jau grįžta į garinimą. Apačiai yra plėtimosi vožtuvas ir atitinkamai jo atidarimo kampas. Dešiniau kompresorius, reiškia kompresoriaus maitinimo dažnis ir jo vartojamas srovė. Dar dešiniau ventiliatoriaus greičiai. Tinkamai garintuvo temperatūra, lauko temperatūra ir išeinančių dujų slėgis bei temperatūra ir siurbiamų dujų temperatūra bei slėgis. Ir toliau mes matome jau problemų langus, klaidų langus. Kairėje yra aktyvios problemos, dešinėje buvę aktyvios, bet bandant restartuoti šilumos siurblį ar bandant dar kartą pasileisti, jos kaip ir numetamos į šoną ir vienu žodžiu tik tai užfiksuotos, kad jos yra buvę. Bet galima stebėti, kokiu laiku jos yra kilę. Taigi, kairėje ar dešinėje, vienu žodžiu, užėjus ant parametro, rodomas paaiškinimas, ką ši klaida reiškia. Šiuo atveju srauto nebuvimas, atitinkamai abu siejasi, vienas indikuoja gedimą srauto jutiklio, nes jisai neveikia taip, kaip tikėtųsi šilumos siurblys, o kitas parametras rodo, kad nėra srauto, nes srauto jutiklis vienoje pozicijoje. Štai, ir rodo, kad ir problemos yra su komunikacijom, nes nematome lauko bloko. Paspaudus daugiau informacijos, išlenda langas, kuriame galima gauti šiek tiek daugiau informacijos apie esamą situaciją, kada ši problema iškilo. Atitinkamai galima išvalyti buvusių sutrikimų sąrašą ir bandant dar kartą leisti šilumos siurbliui, esantis aktyvus bus perkelti į dešinį langą. Toliau einame vėl ratu. Na va, trumpai tiek apie valdymo sistemą. Čia mes vėl matome pranešimus aktyvių problemų ir degantį raudoną ženkliuką, kuris mums rodo, kad yra sutrikimas. O išjungus šilumos siurblį atsiranda kairėje pačioje pauzės ženklas. Norint dar kartą paleisti, reikia vėl paspausti mygtuką.
Tai tiek trumpai.